Šiandien matau pilną salę žmonių, kurie domisi savo praeitimi, kuriems įdomu jų protėvių gyvenimas ir jiems įdomu tai, kaip jų protėvių gyvenimai atsispindi mūsų kasdienybėje. Nes tą genetinę informaciją, aš tikrai neabejoju, mes iš kartos į kartą perimame iš savo protėvių. Kaip ir minėjo Jolanta, aš esu Gediminas Dubonikas ir šiandien atstovauju Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką. Ten mes su kolegomis rengiame mokymus ir būtent aš siūlau 2 modulius, apie kuriuos pakalbėsime truputėlį vėliau. Pradėkime nuo to, kaip aš suprantu genealogiją, kaip aš suprantu jos istorinę raidą. Neabejoju, kad jau 1000 metų žmonės nori įprasminti savo protėvių atminimą. Turbūt ne veltui iki mūsų laikų išliko posakis, kad žmogus gyvas tol, kol yra prisimenamas. Žmonės savo valdovų arba garsių asmenybių genealogiją įprasmino rašto kultūros paminkluose, tai knygos, tai dažniausiai šventraščiai. Tai buvo užrašai Egipto piramidėse. Tačiau paprasti žmonės, kurių buvo absoliuti dauguma, taip pat siekė kažkaip įprasminti tą protėvių atminimą. Tačiau kadangi jie, kaip ir 99% buvo neraštingi, nes raštas tuo metu buvo vienas iš privilegijos atributų, jie organizuodavo, kaip aš pavadinu, tokius mokymus. Tai yra tai, ką mes darome dabar, tik savo šeimos lygmenį. Tai yra tėvai, seneliai mokydavo vaikus, anūkus, sulaukusius tam tikro amžiaus, atmintinai prisiminti protėvių vardus, jų svarbiausius gyvenimo įvykius, ir jau tie vaikai, anūkai, užaugę, patys tapę tėvais, seneliais. Ta informacija perduodavo savo vaikams, anūkams. Tai užsimegzdavo toks istorinis ir, kas dar svarbiau, emocinis ryšys tarp žmonių kartų. O dabar truputėlį teorijos. Jau pakalbėjome apie tai, kodėl buvo noras sudarinėti savo protėvių giminės medžius, bet neretai pabrėžiama giminės medžio sudarimo nauda ne tik konkrečiam asmeniui, konkrečiai šeimai, bet ir visai visuomeniai, valstybei. Sudarinėdamas giminės medį žmogus siekia atsakyti, kada, kur ir kaip gyveno prieš jį buvusios kartos. Taip pat tai yra indėlis į pilietinės visuomenės ugdymą. Nes mes suvokiame, kad tos kartos, kurios gyveno prieš mus, būtent jų dėka mes šiandien kalbame savo gimtąją kalbą, išpažįstame tą religiją, kurią mes norime išpažinti, turime nepriklausomą valstybę. Taip pat dažnai pažymima, kad kilmės tyrimai galimi tik laisvoje visuomenėje, kai tautos istorinė atmintis tampa jau ne tik profesionalių istorikų, bet ir kiekvieno piliečio susidomėjimo bei pagarbos objektu. Kita vertus, ką aš taip pat labai dažnai pabrėžiau, kad kilmės tyrimai neturėtų moralizuoti mūsų protėvių praeities. Moralizavimas tikrai nėra genealoginis metodas. Niekas nežino, kaip tų laikų sąlygos, politinės sąlygos, ekonominės, socialinės, ar tiesiog asmeninės patirtis, kurias dėl vienų ar kitų priežasčių, aplinkybių patyrė mūsų protėviai, kaip jos būtų paveikusios mus pačius, kaip būtų susiklostę mūsų gyvenimai, jeigu būtume gyvenę tais laikais, kuomet gyveno protėviai. Dar truputį apie moralizavimą, tai ką tenka savo praktikoje pastebėti, vis daugiau žmonių išdrįsta tyrinėti praeitį. Jie nebebijo pažvelgti į savo protėvių gyvenimus, būtent kaip istorikai mėgėjai. Atmetę moralinę prizmę, kuri, kaip ir minėjau,
nėra genealogų, tiek profesionalų, tiek ir mėgėjų veiklos sritis. Jie žiūri į savo protėvų gyvenimus plačiau ir vis dažniau tenka susidurti su žmonėmis, kurie supranta, kad tiek tais laikais, tiek ir dabar žmogaus gyvenimas nėra vien tik baltas, nėra vien tik juodas. Įvairių spalvų, įvykių ir nutikimų gali atsitikti per visą gyvenimą, nekalbant jau apie išorinius veiksnius, kurių mūsų tautoje buvo be galo daug. Tai okupacijos, karai, pandemijos, maras, visos kitos. Viena valdžia keitė kitą, viena okupacija keitė kitą. Žmonėms buvo išties labai sudėtinga gyventi ir išgyventi. Bet nepaisant to, kokie buvo mūsų protėvių gyvenimai, kiek asmeninėme gyvenime, kiek ir galbūt jie buvo kažkokie žymus asmenys, mes turime būti dėkingi jiems, nes būtent protėvių dėka mes esame šiandien, mes gyvename, mes gavome turbūt brangiausią dovaną, tai gyvybę. Ir dažnai tenka pastebėti, kad žmonės išdrįsę pažvelgti į savo protėvių šaknis, į savo protėvių gyvenimą, stiprina ryšius su dabar gyvenančiais giminaičiais. Jie dažnai atranda giminės, apie kuriuos net nežinojo, arba sustiprina ryšius su žmonėmis, su kuriais yra emociškai nutolę, susipykę dėl labai žmogiškų faktorių, tai yra giminės dėl neteisingai padalintų palikimų, dėl neištikimybių šeimoje, dėl santuokinių vaikų. Tokiu atveju yra daug. Ir būtent pradėję sudarinėti giminės medį, žmonės tarsi susivienyje, pamiršę tas praeities nuoskaudas, jie bando žengti į priekį. Norintys sudaryti savo giminės medį, mano įsitikinimu, turi 3 kelius. Pirmasis būdas tai yra savarankiškos pastangos, kai kiekvienas iš mūsų galime tapti neprofesionaliu genealogu, kuris tyrinėja savo šeimos istoriją. Dar vienas būdas yra kreiptis į archyvą ir trečiasis būdas tai yra samdyti privatų genealogą. Visi šie 3 būdai, mano manymu, turi tiek privalumų, tiek trūkumų. Archyvų specialisto arba privataus genealogo paslaugos yra mokamos ir tai sau leisti gali tikrai ne kiekvienas. Savarankiška metrikų paieška taip pat turi nemažai minusų. Nors tai nesukelia žmonėms didelių finansinių iššūkių, tačiau tai reikalauja nemažų informacinio raštingumo įgūdžių. Nekartą teko bendrauti su žmonėmis, kurie bandė savarankiškai sudaryti savo giminės medį. Ir dažnas tiesiog nėra girdėjęs apie tai, kad genealogija jau pažengė į priekį ir mes peržengėme tradicinių metodų ribą. Dažnu atveju nebereikia eiti į archyvą, ypač žmonėms gyvenantiems ne Vilniuje. Jiems nebereikia važiuoti iš kito Lietuvos krašto, iš kito Lietuvos miesto į Vilnių, tam, kad gautume metrikas. Tačiau dažnas vis dėlto nėra girdėjęs apie elektroninius informacijos šaltinius, būtent apie tą informacinį raštingumą, apie kurį jau šiandien kalbėjau. Tai yra tokie šaltiniai visiems genealogams gerai žinomi, kaip e-paveldas, e-archyvai arba metrikai LT. Kai kurie, ypač vyresnio amžiaus žmonės, net ir žinodami šiuos šaltinius, nesupranta paieškos principų, nesugeba jais naudotis, jiems yra sudėtinga pati paieškos sistema. Todėl siekiant skatinti žmonės aktyviau ieškoti savo protėvių metrikų, kitų dokumentų, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka pasiūlė 2 modulius. Kilo idėja sudaryti sąlygas, palengvinti sąlygas žmonėms ieškoti savo protėvių, būtent mokant juos informacinio raštingumo įgūdžių. Idėja įgavo pagreitį, pradėti rengti tiek kontaktiniai, tiek ir virtualūs mokymai Zoom platformoje. Šios platformos dėka mokymuose gali dalyvauti žmonės ne tik iš Vilniaus, bet ir iš visos Lietuvos ir net užsienio. Ir visi mokymai yra nemokami. Šiuo metu siūlome šiuos 2 modulius.
Pirmasis modulis tai yra tobulinkime informacinį raštingumą, informacijos paieškos strategijos sudarant savo giminės medį teoriją. Ir antrasis modulis tobulinkime informacinį raštingumą, informacijos paieškos strategijos sudarant savo giminės medį praktiką. Modulio trukmė 2 akademinės valandos, jos vyksta 2 kartus per mėnesį. Teoriniai mokymai, kaip ir minėjau, dažniausiai vyksta nuotoliniu būdu. Praktiniai mokymai visada yra kontaktiniai. Kalbant apie dalyvius, didžiausia grupė, kiek teko dirbti, tai yra 30 žmonių, nes tokia grupė labai sudėtingas darbas, todėl po kurio laiko stengiuosi mažinti grupių dydį. Optimaliausias darbas yra su 5-7 žmonėmis, neviršijant šios skaičius. Dauguma susidomėjusiųjų yra seniorai, tačiau pasitaiko tikrai nemažai ir jaunimo. Dabar truputėlį apie turinį. Modulis tobulinkime informacinį raštingumą, informacijos paieškos strategijos sudarant savo giminės medį. Teorinė dalis. Mes aptarėme genealogijos sąvoką, istorinę raidą, genealogijos ir genealogo įvaizdžius mūsų šalies žiniasklaidoje, taip pat genealogijos svarbą tapatybės ir pilietiškumo stiprinime. Šiek tiek paliečiame pagrindinių genealoginių programų, tokių kaip Genima ir Heritage, darbo aplinką, galimybės, privalumus ir trūkumus. Aptarėme informacinių šaltinių, tokių kaip paveldas, EIS archyvai, metrikai LT, paieškos principus. Trumpai apžvelgiame kaimyninių šalių duomenų bazių, tai yra Latvijos, Lenkijos, šiek tiek Vokietijos šaltinių paieškos principus. Ir trumpa praktinė užduotis, tai yra jau net teorinėje dalyje mokau žmonės praktiškai ieškoti savo protėvių metrikų, mokomės dirbti su EIS archyvai LT sistema. Ir trumpa praktinė užduotėlė yra surasti mano nurodytos bažnyčios knygą tam tikrų metų ir ją pavartyti tiesiog, kad žmonės susipažintų su principais. Kalbant apie praktinę dalį, tai yra trumpa įžanga apie tai, kuo svarbus giminės medžio sudarymas. Kalbame tiek apie visuomenę, tiek apie valstybę, tiek ir apie atskirą žmogų. Ir iš karto pereiname prie praktikos. Viena užduotis yra ieškoti protėvių informacinėme šaltinyje metrikai.lt. Kita užduotis ieškoti protėvių informacinėme šaltinyje EIS archyvai LT. Ir žinoma, klausimų atsakymų turas. Kokiegi rezultatai? Matomas aktyvus susidomėjimas siūlomais moduliais. Žmonės į tiek teorinius, tiek praktinius užsiėmimus ateina po keletą kartų. Tai dar kartą turbūt įrodo, kad pati tema nėra iš karto suprantama, reikia nemažai praktikuotis. Tačiau jau po 2-3 praktinių paskaitų žmonės po truputį sugeba perprasti paieškos sistemą, sugeba ieškoti savo protėvių metrikų. Taip pat noriu pasakyti, kad dažnas mokymų dalyvis yra labai motyvuotas, labai džiaugiasi žmonės radę bent vieną kitą metriką. Jie dauguma, ypač senyvo amžiaus žmonių, nesitikėjo, kad skaitmeninėje erdvėje, dirbant su informaciniais šaltiniais, šiais laikais galima rasti savo metrikas. Vis dar manoma, kad vienintelis būdas yra vykti į archyvą ir ieškoti. Tai labai džiugina šie rezultatai. Mes mokome informacinio raštingumo, būtent per istorinę prizmę.
Dar vienas pastebėjimas, kad pilno medžio turbūt dar niekam nepavyko sudaryti, bent jau pagal pilną, tai turime mintyje, kiek yra išlikę šaltinių. To tikėtis turbūt ir nereikėtų, kad žmogus baigęs 1, 2, 3 modulius jau sugebėtų pilnai sudaryti savo giminės medį. Tai būtų jau labai dideli planai. Randamos dažniausiai pavienės medžiagos, tačiau taip ugdome įgūdžius leidžiančius savarankiškai ieškoti namuose, kas ypač turbūt svarbu vyresnio amžiaus žmonėms, nebelankant paskaitų. Jau po 2, 3, 4 paskaitų žmogus išmoksta savarankiškai ieškoti, jam nebereikia kažkur eiti, turėdamas namie kompiuterį ir internetą, jis jau gali pakankamai savarankiškai ieškoti savo protėvių. Ir turbūt tiek. Ačiū visiems.